Sveiki visi. Atvažiavau pafilmuoti dar vieną gražų pabaigtą mūsų projektuką. Čia aš balsas už kadro. Iškart galima aptarti veidrodį. Sukliavom tokius gražius bagetus ir tarp jų dizainerė įklijavo veidrodį. Visai simpatiškai atrodo. Kolidorių atskiriam su dekoru kolondaiku. Čia irgi, kad būtų praktiška, nes labai pasižeidžia šitos sienos visą laiką. Taip pat čia nebuvau, tik įbėgau, įjungiau šviesas ir pabandysiu papasakot, ką mes čia pridirbom. Tai už šitų durų yra vaiko kambarys, čia yra katilinė, čia irgi vaiko kambarys, tai gal po to lubas pafilmuosiu, nes tenai dar ne visai apsitvarkė, tai nefilmuosiu. Tik visą laiką darėm visą paketą, tai glaistėm, dažėm, montavom gipskartonio lubas, magnetinius trikus sumontavom, klijavom tos bagetus arba moldingus, kaip kiti vadina. Čia irgi darėm tokius atskirus video šitam objektą, kai darėm šitus darbus, kai klijavom turbūt šitus, didelio formato plytelę suklijavom. Tai šitą kvadratą tokį jau darom ne pirmam objekte, tai jisai mums labai gražus. Vinilą klijavom ne mes, bet mūsų meistriukai, esam atsirinkę kelis, kurie gražiai daro. Tai susidėjo baldai, viskas labai gražiai atrodo. Nusidažė sienos puikiai, šitie susiklijavo labai gražiai. Gražu žiūrėti. Baldininkai matosi irgi pasistengė gražiai padarė virtuvės baldus ir šitus. Tai labai gerai atrodo. Pasistengė ir dizaineriai, aišku. Nežinau net kas darė šitą virtuvę, bet tikrai gražiai žiūrisi. Čia irgi paveikslas dar turi atsirasti šviestuvas. Čia turi atsirasti dar du šviestuvai. Čia padarėm nišą su užuolaidom. Užuolaidos atsiranda, iš karto kitas vaizdas pasidaro. Gražu. Televizorius kol kas taip stovi, ant kėdučių gražiai. Duris, kur ir beveik visuose mūsų objektuose daro, tai daro duris tau. Tai jie gamina ir montuoja. Tai nėra ką sakyti, viskas gražu ir gerai. Atsidaro čia, lankstų nesimato. Gražius. Čia miegamo zoną padarėm irgi paslėptą. Tenai įrėminom su bagetais tas lemputės. Čia dar matau plinsų nėra, nes turbūt nėra tų baldų. Čia padarėm sieną iš gipskartonio ir padarėm, kad tenai būtų labai tvirta. Tai šitos durys atsidarinėja taip, o ten viduje drabužinė. Ir čia tyliai prisitraukia. Rėmeliai visur juodi. Čia dar kažko trūksta. Taip, keliaujam gal į vonios kambarį. Taip irgi atrodo labai gražu. Plytelės ir grindys, kaip visą laiką vienam lygi, taip ir turi būti. Latakas palei sieną, kaip ir mums patinka. Čia WC ir biudė. Mes beveik visus bandom kalbėti, kad reikia daryti baldą, bet ir dizaineriai labai dažnai paišo, kad virš rėmo būtų baldas, tai praktiškai atsidaro. Susidėt daug daiktų galima. Čia pasirinko juodus maišytuvus visur. Simpatiškai žiūrisi. Toks debesėlis veidrodis. Ką galiu pasakyti, gražu. Toliau keliaujam į mažąjį WC kambarį. Tai čia praustuvė. Toks didelis veidrodis. Čia mažytės plytelės. Tai kaip visą laiką priglaistomi difuzoriai mums, kaip mums patinka. Šešėlinės siūlės, kaip mums patinka. Tenai viskas nudažyta. Čia irgi WC. Rėmas suformuotas ir baldas susidėt daiktam iki pat lubų. Praktiškai ir gražu. Ką galiu pasakyti, objektas labai gražiai atrodo. Viskas sukrito į savo vietas, tai fainai. Baldai gražus. Viskas veikia.
keliaujam dirbti toliau. Viso ir iki. Vienas vaiko kambarys atrodo štai taip, su lygiom lubom. Dar ne visi baldai. Kitas vaiko kambarys turi paslėptą apšvietimą ir tokį gražų šviestuvą. Ir langas gražus su gražia palangė. Dar nufilmuosiu katilinę, tai tiesiog, kaip ir daug kur, darom tokį dekoriuką ant sienų ir Armstrongo lubas, kad prieiti aptarnauti ten, jeigu kas nors atsitiks su vamzdžiais dar kažkom.